Vienas iš būdų suvaldyti žmogaus protą ir pasąmonę – hipnozė. Tai be galo stiprus ir paslaptingas būdas, kai žmogus įvedamas į transo būseną ir tuo metu jo pasąmonė pasiduoda bet kokiai netgi žalingai įtaigai. Klasikinė hipnozė taikoma jau daugelį tūkstantmečių. Teigiama, jog ją kaip gydymo priemonė dar prieš 3500 metų iki mūsų eros naudojo senovės šumerai. Vėliau hipnozė buvo praktikuojama senovės Indijoje bei Egipte. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad ligoniai eidavo į šventiklas pamiegoti stebuklingų miegų, kurio metu žiniai gydydavo įvairiausius negalavimus. Hipnozė vadinti triuku tai yra visiškai nesąmonė. Toks žodis, kuris gazdina, jisai hipnozė, nežinau kodėl, žmonės galvoja, kad užhipnotizuotas žmogus praranda kažkokią savo aš, jisai tampa kitų žmogumi ir su juo galima daryti, ką nori. Tai nėra taip. Su hipnozės pagalba galima padėti žmogui, galima, aišku, hipnozė kaip instrumentas galima ir blogai žmogui padaryti, jeigu yra toks tikslas. Taip pat kaip ir su peiliu galima bulvenus skūsti ir galima su peiliu nužudyti žmogų, tai yra instrumentas. Mūsų pasąmonė yra labai imli ir jei patyręs hipnotizuotojas įteiks žmogui, kad jis yra Napoleonas ar netgi koks gyvūnas, šis kruopščiai atliks jam nurodytą vaidmenį. Transo būsenoje įmanoma beveik viskas. Žmogus gali patikėti, jog jis statula ir kad jam be galo karšta, nors iš tiesų taip nėra. Neįtikėtina, tačiau transo būsena yra nuolatinė mūsų jausenos palydovė. Transo būsena tai yra natūrali žmogaus būsena ir kiekvienas žmogus mažiausiai 2 kartus per dieną būna toj transo būsenai. Tai pirma, tai ryte, kai mes atsibundam, bet dar neatsikėlėm, dar kažko girdim, bet jau nemiegam, bet dar neatsikėlė. Tai yra transo būsena. Ir prieš einant miegoti, užmigdami, mes irgi einam į tą panašią būseną. Tai būsena panaši tarp miego ir nemiego. Ir kiekvienas žmogus jauti tą būseną, be abejo. Diana Gaičiūnaitė, magijos teatro The Archie iliuzionistė, moka užhipnotizuoti žmones ir tai padeda jiems susitvarkyti su savo bėdomis. Pati ne kartą buvo užhipnotizuota, todėl gali tiksliai nupasakoti, kaip tuo metu jaučiasi žmogus. Bet kad kitas žmogus hipnotizuotų, tai yra kas kita. Taip, aš buvau užhipnotizuota. Ir turėjau tokį patirtį. Aišku, kad hipnotizuot kitus žmonės, tu turi būtinai pats praeiti per šitą patirtį ir turėti tą jausmą. Tai labai malonus jausmas, lengvumo, tokio transo būsena, tau lengvai, gerai, tu gali įsivaizduoti, svajoti. Tai pasąmonė tai yra labai stiprus instrumentas, tik tai reikia mokėti naudotis. Hipnozės galia veikia ne kiekvieną protą, todėl ne visus priklausomybės lygomis sergančius asmenys įmanoma išgydyti šiuo būdu. Ne kiekviena sąmonė pavaldi šiems proto žaidimams, kurie veikiausiai pasaulyje atvestų prie visiško žlugimo. Pabandykime įsivaizduoti, kaip atrodytų, jeigu būtų įmanoma kiekvieną žmogų užhipnotizuoti. Būtų apiplėšti bankai, parduotuvės, įsivyrautų savivalė ir chaosas. 96% žmonių galima užhipnotizuoti, bet iš tų 96% 25 yra, kurie labai, tokia psichika pas juos, kad tai visiškai nepriklauso nuo žmogaus charakterio, nuo žmogaus temperamento, tai paprasčiausiai jisai taip toks gimė ir tai nėra nei blogai, nei gerai, paprasčiausiai taip yra. Jisai labai jautri psichika ir jisai mąsto nelogiškai, o labiau taip vaizdais mąsto. Tarp tokių žmonių daugiau aktorių, menininkų, tie, kurie mąsto taip vaizdais, jie įsivaizduoja labiau, geriau. Tokius žmonės galima greičiau užhipnotizuoti ir su jais dirbti, padėti jiems. Nehipnotizuojasi tik tai vaikai iki labai maži vaikai, girti žmonės nehipnotizuojasi ir tie, kurie nenori visiškai atmeta tą dalyką ir nenori, niekaip neužhipnotizuosi. Ir su psichikos problemom žmonės jos irgi neįmanoma.
Gebėjimas hipnozės metodais paveikti kito žmogaus protą lydimi svarbių pasaulio istorinių įvykių, kurių komentarai kartais prilygsta sąmokslo teorijoms. Tačiau kaip bebūtų, jie fiksuojami, jie tyrinėjami ir nei vienoje gyvenimo situacijoje tikėtina pasitvirtina. Jeigu pas jūs viduje jūs to dalyką norit padaryti, jūs tai ir padarysit. Pavyzdžiui, jeigu žinot, tokia buvo Johno Kennedy, kai nušovė. Tai irgi sakė, kad per hipnozės pagalbą buvo CRU užhipnotizuotas žudikas ir kad praplovė smegenys ir jisai tai padarė, nes iki šiol tenais jį dar laiko, jam jau, nežinau, kiek ten metų jau senyvo amžiaus žmogus ir parodymai yra tokie patys. Mano kolega ir tuo pačiu mano mokytojas Derenas Braunas, jisai darė vieną televizinį projektą, vadinasi, žudikas, Assassin. Ir jisai hipnozės būdu žiūrėjo, darė eksperimentą, ar įmanoma žmogų paveikti taip, kad jisai galėtų nužudyti žmogų. Ir iš tikrųjų jo, ir labai daug šito konspiracinės teorijos iš karto taip aplinkui, kad viskas iš tikrųjų yra įmanoma. Bet viena savybė turi būti tame, kad žmogus kažkiek tai turi turėti polinkį tą. Jisai vidinį gal pats galvoja, kad jis yra geras, gerėtis, bet gal vidinį polinkį turi užslėptą, kad būtų jam įdomu iššauti kažką ir taip toliau. Apie žmogaus kvailumą, jo negebėjimą laiku susiorientuoti duotose gyvenimo situacijose, vaizduojama pasakose, sukurta ne viena pamokanti pasakėčia, pašiepiančios patarlės. Liaudės folkloras iš tiesų kartais pelnytai menkina išaukštintą į homo sapiens. Įtaigiai paveikti kitą žmogų tai menas. Prisipažinkime, kad per gyvenimą esame bent kartą patekę į apsukrių prekeivių pinkles, o tai įvykdavo, kai savo protą patikėdavome stipresnio priešininko mentaliniams proto žaidimams. Tai neurolingvistinis programavimas, kur tu gali paveikti žmogų tam tikrais būdais, kalbos maniera, kūno kalba, kad jisai elgtųsi būtent taip, kaip tau reikia. Pavyzdžiui, aš turiu, sakau, pas mane yra tas, kaip sakoma, aš nerodysiu koksai padelis kavos. Jisai šiaip parduotuvėse kainuoja ten 40 litų, bet šiandien jūs turite unikalią progą nusipirkti už 13,99. Kodėl taip pigiai, nes ten taip. Kai jūs nusipirksite ir naudodamės tam tikrus žodžius, pavyzdžiui, pirkti, įsigysite ir turėsite, žmogus fiksuojasi tie dalykai. Jisai pasako, ir ką jūs manote? Visai gerai. Nusiperka, praeina pusę valandos, paskui, kam man jisai reikalingas. Tai tu paveiki tam tikrus, čia yra vadinami tiek greiti pardavimai, kurie ir žmogui tam įtraukia į save, praplauni smegenys ir paskui palieki ir viskas. Hipnozės metodas šiuolaikinėme pasaulyje naudojamas itin retai. Jo pamažu vis dažniau atsisakoma gydant priklausomybių ar bėdų turinčių žmonės. Tačiau jeigu asmuo tikrai nori atsikratyti tam tikros ydos, kodėl transo būsena dažnai nėra taikoma? Pasirodo, atgavus sąmonę jį gali turėti visiškai priešingą efektą, nei buvo siekta seanso metu. Freudas psichoanalizės atradėjas metodo ir tyrinėtojas, jis pradėjo nuo hipnozės. Pirmiausia, jisai hipnotizuodavo savo pacientus ir hipnozės būsenoje žmogus pasakodavo, prisimindavo tuos labai sunkius trauminius išgyvenimus, kurie sukėlė simptomus. Ir jis pastebėjo, kad simptomai tikrai išnyksta, jeigu žmogus išpasakoja, prisimena ir išgyvena tai, kas su juo vyko, labai skausmingo, ko jis galbūt sąmoningai neatsiminė hipnozės būsenoje. Tačiau problema yra kokia. Po šitų seansų simptomai visada sugrįždavo. Vieniems ilgiau trukdavo pagerėjimas, kitiems trumpiau. Dėl to jis atrado psichoanalizės metodą, kada sąmoningoj būsenoje jau žmogus prisimena ir išgyvena. Ne hipnozės būsenoje, bet sąmoningoj. Ir taip įmanomas pilnas pasveikimas ir išgyjimas. Nuostabi proto galia. Kiek per savo gyvenimą išmintingai būtybei leista patirti ir sužinoti, vien tik todėl, kad ji yra sąmoninga. Šiame pasaulyje tik homo sapiens suteikta tokia galimybė, kurių ribų viršyti nevalia. Istorija žymi garsiausius pasaulio genijus, kurie dėja dėl proto perkrovos tiesiog išprotėjo. Pasižiūrėkime. Tyrinėdami žmogaus protą mokslininkai pastebėjo unikalų dalyką. Kai kurių žmonių galvoje esantys neuronai visą gyvenimą snūduriuoja, taip ir neprabusdami. Po ilgų eksperimentų nustatyta, kad ląstelės prabunda ir ima aktyviai veikti, tik kai nuolat yra miklinami protiniai sugebėjimai. Aktyvi protinė veikla, kaip antai galvosūkių sprendimas, užsienio kalbų mokymasis, palankiai veikia ne tik smegenis, pasirodo, kad tai turi įtakos ir mūsų biologiniam amžiui. Žmogaus smegenys išlieka jaunos tol, kol nesiliaujame ieškoti vis naujų gyvenimo potyrių bei nuoširdžiai mylime gyvenimą. Aš apskritai galvoju, kad žmonės, žinot, kurie išlieka ilgai jauni, kurie nenustoja treniruoti savo proto ir jausmų raumenų.
Ta prasme, ilgai jau neišlieka aktoriai, nes jie daug mokosi mintinai. Ilgai jau neišlieka psichoterapeutai, nes jie daug dirba su žmonių emocijom ir jie apskritai mažai serga fiziniam lygom. Tai yra tikrai nustatytas dalykas ir psichologai, ir psichoterapeutai dėl ko? Nes jie labai daug bendrauja su žmonėm. Tai yra, kad nesenti reikia palaikyti savo dvasinę sielos gyvybę. Aišku, kūnų mes taip pat privalome rūpintis, sveikai maitintis ir sportuoti, mes privalom palaikyti kūną, bet kad žmogui tiek metų, kiek jis jaučiasi, kad jie metų. Tai kad palaikyti tą tokį jausmą jaunystės, mums vis tiek reikia apykaitoj būti su kitais žmonėmis. Aš sakyčiau, tai yra svarbiau negu šiaip kažkokie malonumai ar malonus potyriai. Svarbu yra būti visą laiką bendravime, ryšyje, keistis informaciją, keistis išgyvenimais, patirtim. Tai yra dalykas, kuris mus stimuliuoja, aktyvuoja ir leidžia, maitina mūsų ir protą, ir sielą, ir tai leidžia mums tikrai išlikti jauniem ir energingiem. Šiuolaikinėme pasaulyje kiekvieną dieną apdorojame milžiniškus kiekius informacijos ir jos išvarginti net nepastebime ribos, kada tampame savo minčių įkaitais. Iš begalinio skubėjimo gyventi, mąstyti, kuo daugiau sužinoti, pamirštame atsipalaiduoti, o svarbiausia atpalaiduoti ir pailsinti protą, kuris laikui bėgant šią neleistiną klaidą skausmingai primena ir atsilygina protą žudančiomis lygomis. Per parą pas žmogų apie 40-60 tūkstančių minčių praeina per parą. Praeina ir įvairi mintis, ir įvairi sakiniai ten, ir įvairi jausmai, skaitosi apie 1000 įvairių jausmų. Aleksandras Alekseičikas, psichiatras, psichoterapeutas, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ribinių būsenų skyriaus vedėjas, tvirtina, kad nuo didelio minčių pertekliaus protas gali net laikyti ir pakrikti. Būčiau nepatenkintas, jeigu nepasakyčiau mano mylimą apibendrinimą, kas tai yra sveikata. Nu ir kas tai yra liga. Tai sveikata yra sugebėjimas ar gabumas žmogaus kiekvieną kartą kitaip reaguoti į įvykius savo vidinio ir išorinio pasaulio. Kiekvieną kartą kitaip, biškai kitaip, kūrybiškai. O liga yra, kada nėra šitą įvairumo ir žmogus linkis vienodai reaguoti, plokščiai taip reaguoti. Labai apribojimos jos galimybės ir gyvenimas vietoj pilnatvės šitos būna plokščias. Nu tai jeigu taip supaprastinti, kokie yra pakitimai, nu tai žmogus gali pasidaryti apatiškas, plokščias toks. Nu net nežmogiškas, nu kaip dabar madinga, nu runkelis pasidaro. Proto atpalaidavimas yra labai svarbu žmogaus būčiai. Neveltui budistai ir kitų religijų atstovai pasineria į meditacijas ir tik tokiu būdu atstato organizmo balansą. Tuo tarpu vakarų pasaulio žmonės nuolat yra protiniuose kraštutinumuose. Dirbdami įtemptą darbą, savaitgalį dažniausiai atsipalaiduojama padedant alkoholį ar kitokiems kvaišalams. Nuolatinis disbalansas žaloja protą. Matyti ir įprastas gyvenimiškas problemos, į kurias nelabai atkreipiau dėmesį. Tai likimas, nuolatiniai stresai, darbe. Pradėjau pastebėti, kad aš šeimoje besitvarkau ir vis galvojau, kad savo jėgom galiu spręsti tas problemas. Protas, kaip sakant, buvo mano priešas ir tiesiog pradėjau kažkokia prasme išeiti iš proto. Taip, laikui bėgant, žinoma, tai neatsitiko per mėnesį, per 2, per eilę metų ir pastebėjau, kad su manim kažkokie tai vyksta pokyčiai neadekvatus. Algimantas vardas pakeistas, transporto firmos direktorius, gydosi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Teigia, kad dėl brukamų taisyklių ir elgesio normų protas jam tapo priešu. Nelabai pradėjau suvokti, kas su tavim vyksta. Ir nuolatinės apima paskui baimės kažkokias neaiškios, apatija viskam, nesidomėjimas, nei savim, nei kitais. Ir toks tunelinis, koks tai įsijungia matymas. Nori matyti tai, ką nori matyti. Nori suprasti taip, kaip nori suprasti tu. Pradedi manipuliuoti kitais žmonėm. Ir visą laiką galvoji, kad tu esi pasaulio bamba ir viską supranti ir pats gali su to tvarkytis.
Suvaldyti savo protą, savo mintis yra be galo sunki užduotis. Ypatinga našta tai tampa tiems, kurie nuolat dirba sunkų ir įtemptą protinį ar kūrybinį darbą. Neįtikėtina, tačiau protas gali tapti priešu ir nuo didelės žinių lavinos. Mokslininkai yra pastebėję, kad itin protingų žmonių smegenų dalyje, susijusioje su mokymusi, yra padaugėję nervų jungčių ir sumažėję kitų, smegenims reikalingų medžiagų. Paprastai tokie žmonės taip įnikę į darbą, kad visiškai pamiršta apie valgį ir kitas gyvybiškai svarbias funkcijas. Neturiu tokios disciplinos darbo. Per daug skiriu daug dėmesio darbui, o ne poilsiui. Kazimieras, vardas pakeistas projektuotojas, gydosi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Tvirtina, kad nuo didelio noro tobulėti ir žinių kiekio jis pradėjo nebesuvaldyti savo proto. Yra ir daugiau tų problemų, bet viena iš problemų tikrai yra šita. Daleiskim, jeigu aš noriu darbą padaryti, reiškia, užsiplanuoju darbą padaryti sekančią dieną, užsiplanuoju taip, tai padarau 16 valandą, o dirbau iki 17. Tai tą 1 valandą, kur lieka, tai galvoju, padarysiu dar šiek tiek, kad rytoj būtų mažiau. Ir rytoj lygiai tas pats. Tai čia toks pervergimas ir yra labai negeras dalykas, reikėtų reguliuoti, reiškia, miego ir poilsio režimą. Nuo didelio žinių kiekio ir nepaprasto genialumo išprotėjo daugelis visame pasaulyje žinomų garsių mokslininkų bei menininkų. Ilgainiui jie tapdavo atsiskyrėliais. Norėdami patirti nenusakomą malonumą, pasinerdavo į savo vidinį pasaulį. Pavyzdžiui, anglų fizikas Izaokas Niutonas valandas skaitydavo paskaitas tuščiai auditorijai, o tapytojas Vincentas Van Gogas iš didelės depresijos nusipjovė ausį. Daugybė genijų iš įvairiausių sričių, nuo filosofijos, mokslo, per tą savo kūrybingumą, per tą savo jautrumą, per tą savo didžiulį gilinimąsi į savo meną, gyvenimo slėpinius ir visą kitą išprotėdavo. Nes man atrodo, kad gyvenimas yra kupinas paslapties. Ir kai žmogus bando ją perprasti, ar racionaliu protu, ar magijom įvairiausiam, ar religija, ar dar kažkuo, manau, kad žmogus protas ima šiek tiek nebepavežti viso to. Dėl to labai svarbu turėti tą balansą vidinį. Ir įdomu yra tai, kad man atrodo, kad kartais primityvesniems žmonėms yra daug lengviau gyventi. Kad intelektualus žmogus, žinodamas daug, jisai žino, kiek jis gali suklysti, jisai gilinasi į egzistencinius klausimus, jis jautriau reaguoja į kritiką, jis jautriau reaguoja į gyvenimo sukrėtimus ir iššūkius. Ir nuo to tiesiog jo ir protas, man atrodo, tampa jautresnis ir jis dėl to tiesiog nebepaveža. Dažniausiai išprotėjimas pasižymi keistų vaikiškumu. Garsusis fizikas Albertas Einšteinas sulaukė solidaus amžiaus elgėsi kaip nerūpestingas vaikas. Jo antroji žmona teigia, kad būdamas 50, Einšteinas visiškai nepasikeitė nuo to laiko, kai jis 5-metis su ją žaidė smėlio dėžėje. Tačiau riba tarp proto ir beprotybės yra be galo trapi ir sunku nustatyti. Kada genialus protas pereina į beprotystę, o beprotystė gali būti palaikyta genialumu. Žiūrėkit, būna sako apie mūsų ligonių, kad yra beprotis. Taip, bet ir paprastų žmonių šneka, kad yra beprotis. O būna šneka išprotėjusi, iš proto ėjusi. Ėjusi iš proto, paskui grįžta atgal. Tai čia toks procesas, kaip sakoma, aš su savo ligoniais, kada kalbu, ir galbūt jie čia paliudins, tai būna dažnai, jie taip išeina iš ribų. Ir galima pasakyti, kad išeina iš proto ribų. Ir aš kartu su jais išeinu. Ir aš negalvoju, kad čia yra kažką blogo. O jeigu aš išėjau iš proto ir negrįžau, tai čia jau yra rimtai liga. Mūsų protą iš reguliaraus ritmo gali išvesti netikėčiausi dalykai, lyg lavina užplūdusios stiprios emocijos. Viena jų protą kaustanti begalinė meilė. Neveltui sakoma, pamesti galvą arba išprotėti dėl meilės. Pasirodo, šis posakis nėra iš piršto laužtas. Įsimylėjęs žmogus ne tik primena beprotį. Jos smegenų zonos atsakingos už jausmus tampa perdėm aktyvios. Mes nuolat esam veikiami labai stiprių išgyvenimų ir būna tokie laikotarpiai, momentai, kiekvieną dieną, kiekvieno mūsų gyvenime, kai tos stiprios emocijos vis tiek užlieja ir jos iškreipia mąstymą. Iškreipia, iškraipo ar tiesiog paveikia mąstymą, mes tikrai mąstome kitaip. Ir
mes mylime žmogų dėl to, kad mes jį mylime. Meilė užlieja tą mąstymą, tą sąmoningą sritį ir mes žiūrime į mylimą žmogų pro tokius stebuklingus sakinius. Tai yra, mes matome jo visus trūkumus sumažintus, o visus privalumus padidintus. Ir tai yra pats geriausias dalykas, kuris padeda išlikti sveikose ir normaliuose poros santykiuose. Netrukus po reklamos. Kokiose stresinėse situacijose galima išjungti protą ir kada fizinė jėga tampa nevaldoma taip, kad moteris gali iš vietos pakelti sunkiasvorį sunkvežimį. Gyvenime yra situacijų, kada protas lyg atsijungia ir mūsų kūnas veikia visiškai mums to nesuvokiant ir tai padaryti nevalingai mums padeda smegenų siunčiami signalai. Paprastai taip atsitinka, kai žmogus atsiduria kritinėje situacijoje, kai mirtis jam alsuoja į nugarą. Plačiai nuskambėjusi istorija. Ištikus avarijai, moteris sugebėjo kaip pūkelį kilstelėti automobilį, kad ištrauktų iš po ratų prispaustą savo vaiką. Tuo momentu, kai yra stresinė situacija, labai daug didelis kiekis endorfinų ir adrenalino sukyla organizme ir muša signalą čionais. Tu tada gali bet kokius dalykus, to pasme, neįmanomus dalykus vos nepadaryti. Aš esu matęs atveju, kai buvo gaisras ir žmogus bėgo ten 1,5 metro tvorą, peršoko momentaliai, ten mačiau, kada per televiziją rodė močiutė, ten pensininkė, šalituvą bėgo, nešant ant kupros, tai čia žmogaus galimybės yra beribės. Paaiškinti tokių dalykų iš tikrųjų nelabai gali. Tu negali to dalyko kontroliuoti. Jeigu tu galėtum kontroliuoti, tai čia mes visi gamtiniai žmonės būtume. Vienas geriausių būdų padėti savo yra paprasčiausias tikėjimas ir pasitikėjimas savimi. Savitaiga yra galingas ginklas mūsų pačių rankose, kuriuo pasinaudodami galime ne tik apversti savo gyvenimą aukštinkojom, bet ir patys save išgydyti nuo sunkiausių lygų. Įtaigos metu sąmonė daro spaudimą pasąmoniai, todėl abejoti, jo kažką galime, tiesiog neverta. Stresas visada labai didelį daro įtaką žmogaus gyvenime. Stresas ir nepasitikėjimas savimi. Aš manau, tai pagrindinės problemos, su kuriuom ateina žmonės su įvairiom problemom, su baimėm, su depresija, daleiskim, su mitybos problemomis. Bet pagrindas koks? Tik su žmogum pasišnekėk, aišku, tai buvo stresas ir nepasitikėjimas savimi. Čia du tokie broliai, kuris reikia dirbti. Bet pirmas žingsnis labai gerai, kai žmogus nori išspręsti tą problemą. Ir jisai ieško būdų. Kažkam padeda knygos, kažkam kažkoks metodas, kažkam seminaras, kažkam, tiesiog dabar labai daug informacijos, kažkam hipnozė padeda. O pagalba kas yra? Tikėjimas. Jeigu žmogus tiki į tam tikrą metodą ar sferą, tai jam tai ir padeda. Žmogaus protui dar daug kas yra neaišku. Jam nėra aišku, kodėl susiformavo mėnulis. Jo protas nepajėgus ištirti ištisos Žemės teritorijos. Tačiau kaip bebūtų, sutikime, kad didžiausia pasaulyje neištirta teritorija – tai teritorija tarp mūsų ausų. Mūsų smegenys, kuriuose slypi protas, neįtikėtinas mechanizmas su savo neįmintomis myslėmis. Aš manau, pasaulis tai ir yra stebuklas. Žmogaus protas yra stebuklas. Ir manom akimis kiekvieną dieną kažkas vyksta nerealaus. Ir tu net nežinai, iš kur atsiranda kažkokie žmonės, kurie ten tau padeda, pavyzdžiui. Kartais vyksta negeri dalykai, tai tu irgi jauti, aš nežinau, ar tai vyksta iš kažkur tai, ar tai vyksta iš mūsų minčių, tai turbūt niekas negali iš tikrųjų paaiškinti, ar tai yra kažką antgamtiško, ar tai yra tiesiog tai, kas žmogus pats sukuria. Niekas negali to paaiškinti. Nei psichologai, nei mokslininkai, niekas. Nes žmogaus protas tai neištirtas stebuklas yra.
Įmagnetintas geležies gabalas pakels maždaug 12 kartų daugiau negu sveria pats. Tačiau jeigu jį išmagnetinsime, jis nepakels netgi plunksnos. Lygiai taip pat yra ir su mūsų protu. Žmonės, kurie tiki ir pasitiki savimi, moka sutelkti protą sunkiai užduočiai, jie tiesiog įmagnetina jį ir jis dirba jų naudai. Taigi nenuvertinkime to, ką turime ir nepaverskime savęs mūsų pačių įkaitais. Protas privalo ir turi dirbti mums. Protingas davęs kvailiui į kelią parodys nepaprastą išmintį, o kvailys pasiklydęs tame kelyje taip ir liks kvailiu. Šį vakarą tiek. Ramaus jums savaitgalio ir nenumaldomai skaičiuojamų dienų likusių iki žiemos olimpinių žaidynių Sočyje. Primename, kad nuo vasario 8 dienos tiesioginės olimpiados transliacijos vyks per Lietuvos ryto televiziją. Sudie. Dėkojame Belmondo pramogų ir poilsio centrui už suteiktą svetingumą filmuojant laidą.